Sveiki, šios pamokos tema n-tojo laipsnio šaknys. Šiandien susipažinsime su šaknų apibrėžimu, jų savybėmis ir kaip jas pritaikyti skaičiavimuose. Teigiamo realiojo skaičiaus a n-tojo laipsnio šaknis yra toks teigiamas skaičius b, kad jį pakėlus laipsniu n gautumėme skaičių a. Štai keli pavyzdžiai. Kvadratinė šaknis iš 9 yra lygu 3, nes 3 kvadratu yra 9. Kubinė šaknis iš 27 taip pat yra lygu 3, nes 3 trečiųjų laipsnių yra 27. Šaknis yra kėlimo laipsnių atvirkštinis veiksmas. Svarbu paminėti, kad pošaknis visada turi būti teigiamas. Dauguma n-tojo laipsnio šaknų yra iracionalieji skaičiai. Tai reiškia, kad jų negalima išreikšti paprastąją trupmeną. Tačiau jos galima pavaizduoti skaičių tiesėje. Pavyzdžiui, šaknį iš 2 galime rasti grafiškai naudodami Pitagoro teoremą, arba šaknų apytikslės reikšmės galime rasti skaičiuotuvu. Pašnekėkime apie n-tojo laipsnio šaknų savybės. Dauginant du skaičius su vienodais šaknų rodikliais, tuos skaičius galime sudauginti pošaknyje. Pavyzdžiui, šaknis iš 4 kart šaknis iš 9 lygu jų sandaugai šaknį iš 36. Dalijant du skaičius su vienodais šaknų rodikliais, galime juos padalinti viename pošaknyje. Pavyzdžiui, šaknis iš 16 padalinta iš šaknis iš 4 yra tas pats kaip šaknis 16 padalinta iš 4. Dar viena taisyklė, kurią turėtume žinoti, jeigu iš skaičiaus šaknį traukiame 2 kartus, šaknies rodiklius galime sudauginti. Pavyzdžiui, traukiant kubinę šaknį iš šaknies iš 64, sudauginus šaknies rodiklius gauname 6 laipsnių šaknį iš 64. Šios savybės yra labai naudingos, kai reikia supaprastinti reiškinius su šaknimis. Kartais reikia panaikinti trupmenos vardiklio iracionalumą, kad galėtume palyginti arba atlikti veiksmus su trupmenomis. Tam naudojame daugybos formulę, kuri panaikina šaknį vardiklyje. Pavyzdžiui, jeigu norime panaikinti iracionalumą vardiklyje skaičiuje 5 padalinta šaknis iš 3, galime tai padauginti iš skaičiaus šaknis iš 3 padalinta iš šaknies iš 3, kas būtų lygu 1. Tai yra liekama be iracionalumo vardiklyje. Jeigu vardiklyje turim skaičių sudėtą su iracionaliuoju skaičiu, kad panaikinti iracionalumą, galime sudauginti tą skaičių su to paties skaičiaus ir iracionalaus skaičiaus skirtumu tiek skaitiklyje, tiek vardiklyje. Jeigu turime iracionalumą vardiklyje su skirtumu, galime šį skaičių sudauginti su suma skaitiklyje ir vardiklyje, kad panaikintume iracionalumą. Šiandien išmokome apie n-tojo laipsnio šaknis, jų savybės ir kaip jas taikyti. Šios žinios bus labai naudingos sprendžiant praktinius uždavinius. Iki kitos pamokos.